Senas kaip amžius klausimas. Ar vaiduokliai egzistuoja? Kaip juos galima pamatyti, jeigu jie egzistuoja? Kur juos galima pamatyti? Ir kada juos galime pamatyti? Taigi, bičiuliai, šiandieną mes esam atvažiavę į Vilkaviškio rajoną, į Šuklių dvarą. Ir šiandieną aš būsiu ne vienas. Šiandieną aš, kadangi planuoju medžioti vaiduoklius, pasitelkiau vaiduoklių medžiotoją. Haikau! Mūsų vaiduoklių medžiotojas, jeigu mano plika akis kažko nepamatys ir ausis neišgirs, galbūt Haiko pamatys. Haikau! Jis jau kažką tai uodžia. Vaiduoklių medžiotojas jau dirba darbą. Ne, Haiko, mes ten eisim. Hai! Haiko, ateik čia. Hai! Ateik čia. Mes ten nelysim, ten sąvartynas. Ką tu uodi, ką tu gaudai, žiūrėkit. Mūsų vaiduoklių medžiotojas jau kažką tai uodžia, žiūrėkit, kaip tempia. Haiko! Baig. Pasižiūrim į dvarą. Toks dvarelis, į vidų nepateksim, viskas užkalta, langai sklydinai užkalti. Avarinė būklė. Čia, hai. Ateik. Jis jau kažką tai mato, kažką tai girdi. Aš nieko nematau, nei girdžiu. Ir tiesą pasakius, labai šalta šiandieną. Šiandieną turim balandžio 5 dieną ir šiąnakt praneša iki -5 laipsnių. Tai tikrai šalta ir dabar net yra 0 turbūt. Pasodinau vaiduoklių medžiotoją į mašiną, kadangi labai daug skirtingų kvapų. Gana sunku laikyti vienoj rankui kamerą, kitoj rankui jį vesti. Taigi, Šuklių dvaras, Vilkaviškio rajonas. Dvaras pastatytas ant buvusios kryžiuočių piliavietės. Kaip suprantu, čia kažkada tai buvo kryžiuočių pilis, o po to vienas bachuriukas tiesiog šitą sklypą nusipirko, paveldėjo, neaišku kaip jisai gavo, bet sugalvojo pasistatyti šitą dvarą. Ir gyveno jame iki tol, kol numirė. Jo, tai numirė, paliko visą teritoriją su sklypais 2 savo sūnum ir visas šitas dvaras iš kartos į kartą keliavo per šeimą, bet taip ir liko šitos šeimos nuosavybė. Tiesą pasakius, dar palikuonys yra gyvi, jie gyvena užsienį ir šitą dvarą jie lankė prieš keliolika metų, bet kaip matot, šitas dvaras taip ir paliktas yra merdėti. Tai kodėl mes čia? Vietiniai žmonės, mitologija ir visi kiti reikalai, tiek ir mūsų medija ir visi kiti šaltiniai rašo, kad čia Vaidenas. Čia kažkada tai turėjo būti įsteigti vaikų globos namai, vaikų darželis ar kažkas panašaus. Ir visi rašo, kad naktį čia gali išgirsti vaikų balsus. Taip pat ir sutikti kažką tai. Tai pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, ar pavyks. Tai čia pirma vieta, čia pabūsim maždaug iki 10, galbūt maks 11 valandos, o po to važiuosim į už 30 km esančią Parausų koplytėlę, kuri irgi yra apleista, kurioje irgi, pasak tam tikrų šaltinių, vaidenasi. Tai pabandysim sutikti vaiduoklius, pabandysim užfiksuoti. Jeigu mano ausis ir rega to nepamatys, pasižiūrėsim, gal pamatys Haiko, kuris dabar sėdi mašinai pilietis. Pilietis sėdi mašinai ir laukia. Pasižiūrėkit, kaip apšalus kyja. Žiūrėkit, koks ledas susiformavęs. Upa. Žiūrėkit, kaip numeris atrodo. Haha, matinis. Tai tiesą pasakius, mane labiau neramina šiandienos oras, kadangi ir tikrai labai šalta ir tikrai labai stipriai vėjuota ir šitie medžiai yra šimtamečiai, jie yra gana seni ir nuo vėjo lūžta šakos ir aš bijau, kad aš po to netyčia galiu neišvažiuoti, jeigu man užvers mano šitą keliuką, per kurį aš atvažiavau. Nors čia nedaug, gal kaip nors prasimušim, bet tikėkime, kad nesusidursim su jokiais nesklandumais.
O į patį dvarą mes neįsirausim, kadangi visur, kaip matot, langai užkamšyti. Įėjimo nėra. Nu nieko, pasivaikščiosim jeigu ką aplinkui. Einam, pasižiūrėsim, kas tenai yra. Tai čia buvę yra ir daugiau priestatų. Kadangi čia gyveno bajoras, dvarininkas, jisai turėjo ir nemažai chebros, kuri tvarkė ir prižiūrėjo visą šitą teritoriją, visus kitus likusius pastatus. Tų pastatų čia buvo daugiau, dabar išliko, kas išliko. Patys matot, kad vaizdelis yra gana liūdnas. Čia Haiko labai stipriai kažką tai uodė, nežinau ką. Gal čia gyvena kas nors dar, sunku pasakyti, bet į vidų aš tenai neisiu. Visiškai avarinė būklė, kaip ir ant šito pastato, ant šito dvaro užkabintas ženkliukas, kad pastatas avarinės būklės. Nu ir patys matot. Plytos. Tai va, bet šiaip savų metų šitas dvaras buvo labai garsus, labai turėjo prabangių baldų iš Prancūzijos, bijau sumeluoti, jo, iš Prancūzijos. Ir turėjo labai daug pačių nuostabiausių paveikslų. Pačių rečiausių paveikslų tuo metu. Ir pačių gražiausių. Einam dabar iki to pastačiuko. Čia, kaip suprantu, buvęs kažkoks svirnas ar kažkas panašaus, kur galbūt ir bajoro chebrytė gyveno. Opa, ten miškelėje mačiau stirną. Balaksto. Opa, nubėgo stirnas. Okei, tai supratau, ką mano šuo uodė dabar. Vaiduoklių medžiotojas uodė stirnas. Galima čia eiti. Pateksim čia. Grotos. Daug grotų. Nepateksim. Nu, atgal iki mašinos. Lauksim, kol sutems. Įsijungsiu dabar kokį podcastą pažiūrėsiu. Kažką panašaus. Kiek čia valandų turim? Be 15:08. Turim be 15:08, tai jau neužilgo pradės ten po 15 minučių. Dar vieną valandėlę ir turėtų visiškai pilnai aklinai būti sutemę. Turiu kurmį pasiėmęs ir turiu vieną galingesnį prožektorių pasiėmęs, nes mano GoPro naktyje nefilmuoja. Filmuoja, bet filmuoja labai prastai. Einam lauk tamsos. Valandėlę jau laukiam. Buvau dar išėjęs pasivaikščioti, apėjau šiek tiek. Jau po truputį temsta. Nors dar 8:30 tik tai, bet jau visai tamsu. Tai laukiam, kol sutems. Po kol kas, tiesą pasakius, neišgirdau ir nepamačiau nieko neįprasto, kas man sukeltų vienokius ar kitokius vaiduokliškus jausmus. Žiūrėsim, vaiduoklių medžiotojas ir matė tik tai stirnas. Haikau. Sin. Tai vat, laukiam toliau, žiūrim, gal ką pamatysim ir išgirsim. Vaiduoklių medžiotojas kažką tai mato toj pusėj, bet aš nieko nematau tenai, kažką įsimiškuosi, gal kokias stirnas mato. Keistas garsas buvo. Haiko, ką matai? Ką matai, meška? 10 minučių jau taip sėdi. Žiūri kažkur tenai į mišką. Nieko aš tenai nematau. Jau gana tam sudaros laukia. Nu va, jau temsta, kaip GoPro filmuoja. Nieko aplinkui nebesimato per GoPro. Visiškai. Bet aš jau ir plika akim pats sunkiai žiūriu. Tai mes turim tokį daikčiuką. Va, tokį va. Opa.
biški kitas vaizdas, ne? Aišku, per kamerą irgi. Nu, taip sau. Toks vat vaizdelis. Ir tai į tolį nesimato, pasižiūrėkit. Aš plika akį matau puikiai, bet kas per kamerą matos, tai čia jaučiu katino ašaras. Nežinau, kolektyvas, ar mums pavyks net ir su šitu prožiūgu kažką čia nufilmuoti. Šiaip tai apšviečia jisai gerai mano plikai akį, bet kaip per kamerą matysis, nėra aišku. Tai čia milijonas pačių vairiausių garsų, šakos traška, vėjas pučia, čia kažkas tai girgžda tos lentos, stogas kalatojasi. Įvairiausių skirtingų garsų čia milijonas. Bet po kol kas nieko nemačiau neįprasto ir dar nieko neišgirdau neįprasto. Tik tai, kad Haiko kažką tai mato nuolat per langą, bet tai čia gali būti, kad stirno aplinkui nemažai, nes jau prieš tai buvom sutikę. Lipam į mašiną. Manau, kad lipam į mašiną, važiuojam toliau. Nepamačiau nieko. Nei išgirdau, nei pamačiau. Tylu ramu. Medžiai va tik tai ošia. Ir vaiduoklių ar ne? O. Vaiduokliai. Nežinau, žinokit. Nematau nieko jo aplinkui. Nė gyvos dvasios, net barsukų nebematau. Dingo. Vienu žodžiu, apėjom dvarą. Pasižiūrėjom, patys matėt, nieko nėra, nieko neužfiksavom, nieko neišgirdom, jokios gyvos dvasios, net barsukų nebematėm. Vaiduoklių medžiotojas mūsų irgi ramus, nei garso neišleido, nei cip, nei ką, nei parodė kažkokių kitokių keistų ženklų. Va. Sako, einu aš pamiegoti. Šitam dvare nesivaideno. Bent jau prie mane, žinokit, nesivaideno. Iki Parausių koplytėlės mums 40 minučių važiavimo, panašiai 40 km. Tai panašiai apie 10 valandą mes tenai ir būsim. Bus dar šiek tiek labiau sutemę. O ką, šitam dvare panašu, kad čia, žinokit, nesivaidena. Panašu, kad čia melas. Panašu, kad čia nieko nėra, nes nei mačiau, nei girdėjau. Varam toliau? Varam. Haiko užmėgo ciucis. Važiuojam toliau. Vienu žodžiu, bičiuliai, išvažiavau iš Šuklių dvaro ir atvažiavau į Parausių bažnytėlę pusę 11 nakties. Tenai penktadienio vakarą pusę 11 nakties stovėjo chebrytė, kuri filmavo TikToko laivus. Ir aš su jais susitikau bachuriuką, išlipau iš automobilio jisai, paklausė, ką čia veikiu, visą kitą panašiai, šiek tiek pabendravom, jisai papasakojo, kad befilmuodamas tuos TikToko savo laivus, girdėjo ir balsų keistų, ir keistų garsų ar žingsnių, ir panašiai. Ir aš nuėjau į tą bažnytėlę filmuoti savo vidosiuko toliau. Ir mano vidosiukas neišsisaugojo, viskas, ką aš filmavau tenai bažnytėliai, dingo. Tiesiog neišsisaugojo, nežinau, neturiu įrašo. Peržiūrėjau GoPro 4 kartus, pasižiūrėjau, ką įkėliau, ar nebuvo ištrintos medžiagos ir panašiai, ir jos tiesiog nebuvo. Tai liko medžiagos labai nedaug, kuomet aš antrą kartą jau šiek tiek apie 12 gal valandą bijau sumeluoti, ėjau į bažnytėlę, bet visa kita, ką aš veikiau iki to, dingo ir aš neturiu. Tai labai gaila. Atmosfera buvo tokia, kad nelabai šiaip gavosi filmuoti, kadangi, kaip ir minėjau, stovėjo kitas automobilis visą laiką su įjungtom šviesom, įjungtų variklių ir tiesiog chebrytė filmavo TikToko laivus. Tai vat, liūdesėlis.
Nu, bandom antrą užėjimą padaryti, pasižiūrėsim, bet pasižiūrėkit, šiandieną snigo. Kiek čia yra pėdsakų, ta prasme. Kiek čia yra judesio būta. Čia ta bažnytėlė, patikėkit manim, dabar yra antras lankomiausias objektas Lietuvoj. Bet čia tylu, ramu. Bandom užėjti dar kartelį. Sveiki dar kartą. Labą dieną dar kartelį. Nu ne, čia net nėra vaiduoklių vaibo. Prie to dvaro realiai, prie Šuklių dvaro buvo gerokai nejaukiau, kai temo, negu kad čia šitoj bažnytėlį. Nu realiai. Nežinau, kolektyvas. Važiuoju aš namo. Varau aš namiai. Varau aš namiai. Nėra čia ką pamatyti. Ką aš jums galiu pasakyti? Nėra čia jokių vaiduoklių. Mano vaiduoklių medžiotojas toliau va čilina. Ten apskritai hebrytė stovi. TikToko laivus daro. Tai čia lankomas objektas pasidarė. Ir nieko čia nėra čia jokių vaiduoklių hebrių. Nėra. Parodykit man kitaip, jeigu jie čia buvo. Jeigu sutikot, jeigu pamatėt, jeigu užfiksavot, parodykit man kitaip. Bet aš tai nieko nemačiau, tiesą pasakius. Nuėjau 2 kartus ir nesutikau nieko. Nei išgirdau, nei sutikau. Nusėd. Aišku, dar šiek tiek tas priduoda, kad čia yra lankomas dabar objektas. Plačiai lankomas objektas. Ir nėra to vaiduoklių medžiotojo vaibo. Gerai. Tai kas žiūrėsit, kad žinot kitų apleistų vietų, kuriuose vaidenasi, parašykit, susisieksim, susirasim koordinatės ir pabandysim padaryti vlogą iš tų vietų, kuriuose pasak jūsų vaidenasi. Gerai, vaiduoklių medžiotojų važiuojam namo, ar tu drugelių medžiotojas? Tu drugelių medžiotojas, ne vaiduoklių medžiotojas. Gerai, jeigu pažiūrėt, jeigu patiko, paspauskit like, pasidalinkit su draugu, bičiuliu, artimuoju, mylimuoju, parašykit komentarą, jeigu žinot dar daugiau apleistų vietų, kuriuose vaidenasi. Ir susitiksim po savaitės. Gerą vakarą, draugai.